Artūras Voiničius. Tie iš bibliotekos. Ei. Ei. Atsiprašau. Ar girdit? Pone. Jūs miegat, pone? Pone? Kas? Ne, taip, ko jums? Na, aš išeiti norėčiau. Tai, eik, aš laikau. Bet durys uždarytos, neatsidaro. Neatsidaro. Taip, aš jau supratau, kad neatsidaro, dėl to ir kreipiuosi, aš skubu. Pone, kaip suprast, tai išleiskit mane, jūs miega darbo vietoje, tai dar... Išleiskit mane tiesiog dabar. Basgi matai, duris uždarytos. Neišlaušiu šiugi. Tuoj gal kas susivoks, atidarys. Tai jūs susivokit, aš laiko neturiu. Nu, aš turiu. Tai ką man dabar daryti? Tai ką aš žinau, tai na tikrai nesėdėti va taip, ką žinau, paskambinkite, kas ten pas jūs šitos bibliotekos apsaugai, direktoriui. Ką žinau, gaisrinį iškvieskit kokį nors spinų meistrą. Negaliu. Kodėl? Neturiu telefono. Kaip suprasti? Tiesiog. Namie palikau. Nusistumt. Jo, čia tai sutinku. Diena košmaras nuo pat ryto. Alio? Ar kas girdi? Atsidarykit. Liaukitės taip pat. Ar galvoju jums negerai? Ką čia darot? Tai ką darau, tai tą patį, ką ir jūs, atėjau keletą knygų, tik dabar duris užsitrenkė ir aš išeit negaliu. Ir niekas iš darbuotojų man net neketina padėti. Nieko, aš toj surasiu kokį nors telefoną, paskambinsiu. Dieve, nu toj pati paskambinsiu. Jūs čia su savo isterijat? Aš neįsterikuoju, aš gyvenu. Palauk. Ramiai, gerai? Prašau. Kas čia? Alio? Laba. Taip, antram aukšte meno skyriaus durys užsitrenkė. Gal galėtų kas nors? Aha, taip. Ojei. Gaisrinė? Rimtai? Na va, kaip dievo jausi. Tiek norą išsakė, o gaisrinė jau čia. Aha, taip. Rimtai? Nieko savo. Na, čia ne pas mus, ar pas mus? Ačiū jums. Na va, duris neužsitrenkė. O tai kas atsitiko? Visas duris blokavo apsauga. Kam? Taip įmanoma? O kam? Policijos prašymų. Briedas čia kažkoks. Tegu policija tučto jau ateina. Nušiš jau. Trūkčioti užteks ir šūkauti. Bibliotekoje esat kaip nekaip. Tai man reikia skubėti darbą. Gerai, tai įkvėpkit ir iškvėpkit. Man 5 valandą reikia medžiagą atiduoti. Aigi, ne vaikų koks chirurgas esi tu ir ne gaisrininkas koks, kaip nors gal išsispręs. O jūs iš kur žinot, kas aš toks? Na tai gerai. Gerai, pabandom, pažiūrėkim. Aha, marškinėliai už kokius 50 eurų. Džinsai, na, labai gražus, net ant per plonų kojų. Nuogos čiurnos, balti kėdai. Va, balti. Net akis skauda žiūrėti. Ir kas tau ten po pažastim, ką? Čiurlionis, Renoiras ir... Sartas. Ryškiai koks reklamšikas. Na, matai, pataikiau, ką geras. Kas dar į vieną pažastį suskištų impresionizmą su neoromantizmu, ką? Ryškiai kokio koncepto prezentaciją apipavidalinti reikėjo, tai pagal panašią paletę atsirinkai. Maždaug ant smūgio. Dieve, kokie jūs visi nuspėjami. Gerai, palauko. Kas blogo, jei pasirenku kokybiškus meno kūrinius tinkamoms asociacijoms? O tu pati iš kur būsi?
Dailės akademija ryškiai, koks nors menotyros magistras. Kas mane dabar išdavė? Na, vat, ne tavo tatuiruotės ir neveido auskarai. Žinai kas, labiau tai, kad badai akis savo meno išmanimu. Pati turbūt nepaišai, kabinėjas, kritikuoji. Pas mus tavo kolegos visą laiką bando darbintis. Gerai, pakaks. Kai turi diplomą ir baigėsi pinigai, iš karto ateina. Ateisi tu po kokių metų ir mes tada pakalbėsim apie Renoirą šitą ir romantizmą. Renoiras šiaip impresionistas. Va, matai, tu tau vat niekaip neišeina susilaikyti. Yra kas nors? Yra. Atidarykit. Reiks palaukti. Kas yra patalpoj? Kas, bibliotekos darbuotoja, aš esu ir tatuiruota mergina su ištinusiu ego yra dar. Aha, gerai, tada laukit. Laukti? Atsiprašau, ko laukti? Atidarykit duris, nes tuoj skambinu jūsų viršininkui. Liuk, skambinkit. Mano viršininkas Vilniaus komisaras, su jumis kalba pareigūnas Simas Filomas. Pareigūnė, atleiskit, ponė gerbiamas pareigūnė, gal galit bent pasakyti, kas čia vyksta, mes gaisrę nematėm už lango, mums kas nors grėsia? Man grėsia paktai žiūrinti tavo sniego baltumo batus. Tai tik darbuotojai, jūs ir mergina kažkokia? Taip. Negrėsia niekas, ponė. Banko poskyris degė už gatvės, bet užgesino jau. O nukentėjo kas? Ne, tik turtinė žala. Bet būkit čia, jūsų ateis. Jo? Pareigūnė, ponas pareigūnė, išleiskit, kuo mes čia dėti? Man labai reikia eiti. Klausykit, padėgėjas įbėgo į bibliotekos pastatą prieš kokį pusvalandį, tą nurodė liudininkas. Todėl jums bus saugiau ten, kol jis nebus sulaikytas. Gerai, supratau, baigiam antrą aukštą tikrint, kilam. O tai, palaukit, pareigūnė, čia ilgai? Pareigūnė? Padegė banko poskyrį? Džyz! Beprotybė kažkokia. Ryškiai nebandė apiplėšti, greičiausiai, nes vidury dienos. Žinai, gal tiesiog koks beprotis. Nors aš šiaip nemėgstu ten lankytis. Ten darbuotojai šypsosi per stropiai, kaip dantų pastas reklamose. Na, jei atvirai, ten aptarnavimas toks, kad keista, jog jį padegė tik šiandien. Tai gal tiesiog pabūkim čia tada kažkiek. Aš už. Kas belieka? Aš... Atsiprašau už sceną. Negražiai išėjo. Tiesiog reikia, jau galiu sakyti, reikėjo šiandien atiduoti prezentaciją. Tai ką reklamuoji? Aš toks lipdytojas. Žinai, lipdau konceptą komunikacijai. Namų interneto. Įdomiai. Tikrai įdomu? Ne. Klausykit, o gal tikrai tiesiog nusrbė paskutinius įvus iš kokio nors vargšo ir iš paprasto žmogelio tas tapo bepročiu. Tik kaip, juk būna taip. Mokėjo kokią nors paskolą, mokėjo už telefoną, internetą, benziną, vaistus, pienas brangsta vėl. Tai mokėjo ir nupušo. Atėjo ir padegė, nes, o ką daryt? O ką daryt? Neimti paskolos, jei negali išsimokėti. Oi, ir kas su tais baltais kėdais jums aš vis tiek nesuprantu. Taigi į pirmą balą įlipi ir viskas. Klausyko, tau patinka tavo darbas? Na, taip, manau, kad taip. Kodėl? Na, kodėl ne, darbas kaip darbas. Aš pasakoju žmonėms apie prekes, paslaugas, jiems patrauklia kalba. Aš esu ten. O reklama kažkuria prasme fiksuoja realybę. Krūvos apklausų, tikslinių auditorijų tyrimų. Ir iš šitų, reklamų aišku, ko žmonės nori, ko bijo, kas jiems svarbiausia. Ir man patinka tai žinoti ir dalyvauti tame procese. Aš, žinai, kažkuria prasme esu metraštininkas. Ar jūs esate viena iš tų, kurios mano, kad reklama yra absoliutus blogis? Oi, žinok, aš bijau, kad įsigysiu tavo namų internetą, nes
Man tiesiog labai patinka Renoiras, o ne todėl, kad jis geresnis ar pigesnis už kitus. Metraštininkas, aha. Aš tai nesuprantu vis tiek. Balti kėdai. Nepraktiška žiaurigi. Ar čia irgi yra paslaptis? Gal galite tiesiog stot nuo mano batų? Ko jūs vardu? Asta. Ir sakyk tu, Ai, gerai, Asta. Visi užsiima reklama. kaip suprasti? Tiesiogiai. Ryškesnės plunksnos ar garsesnis taugimas, čiauškėjimas, kiti evoliucijos įrankiai. Na, pavyzdžiui, moteris gražina realybę, kai dažosi, vyrai tamsina žilę, perka per brangias mašinas ir meluoja apie savo pergalės. Per laidotuvės nutylimos velionio įdos, nes apie mirusį arba gerai, Arba nieko. Arba nieko, nu va. Matai, kaip sklandžiai dėlioja. Teisinasi jau ne pirmą kartą. O tu, bibliotekos panelė, akivaizdu, nesi pirmoji šios kalbos klausytoja. Kas čia dabar? Prašau įleisti. Nu va ir nusikaltėlis. Pareigūnė? Pareigūnai! Policija! Policija, jis čia! Jis palangę ropštėsi, va čia už lango! Alio, yra kas nors? Pareigūnai! Atidarykit jam langą kas nors, nusivožgi berniukas. Na tikrai jau ne, jisgi pavojingas yra, aš tuoj į policiją paskambinsiu. Nu ką jūs darot, išprotėjot? Čiagi nusikaltėlis. Aha, taip, pasižiūrėkit, į jį perkarės visas, dar va, su knygute kažkokia. Nu, serijinis žudikas, ne kitaip. Jūs visiškai nesirūpinate lankytojų saugumu. Taip, visiškai nesirūpinu. Labą dieną, sveiki, ačiū, kad įleidat. Pala. Tai jūs ką, nusikaltėlis? Nu taip. Aš sakiau, skambinu į policiją, o jūs jį sulaikykite, ką? Palaukit, jūs ką, padegėt banką? Kam? Kokį banką? Nedegiau nieko. Nu, banką, čia už gatvės. Nu, nebuvau bankė. Buvau, seniai, bet nedeginau. Stop. Tai koks tu nusikaltėlis? Aš vagiu knygą, bandžiau vogti. Bet va, tuoj pons policija iškvies ir... Nu va, pagavai banditą. Premiją gausi naujiems baltiems sporbačiams, šaunuolis vyrukas. Palaukit, klausykit, aš jau visiškai nieko nebesuprantu. O kokią knygą vagi? Ai, čia tokie eilėraščiai, bet va, aš tik laikinai paimu ir grąžinsiu. Na, tai tu visai tada nevagis, turbūt. Man atrodo, kad tu šiaip tiesiog įdomiai trenktas, juk iš bibliotekos galima paimti knygą laikinai, nebandant nusižudyti. Toks yra bibliotekos darbo principas – skolinti knygas. Aš negrąžinau šitai bibliotekai 18 knygų. Tai šitos man nieks neduota, čia policija, triukšmas, trepsi visi aplink. Nu, aš supanikavau ir išlipau taip, neatsakingai, žinot. Nesuprantu. Kam taip elgtis dėl knygos? Nu kaip, jos neįleidžia daugiau, o ji... Va, dabar jau pasakok. Bus aiškiau, kiek pavojingai tai trenktas. Na, ji man padeda. Ką ji tau padeda? Nu, padeda, kai sparnai aplūžiniai, tai... Ar aš nebežinau, policiją kviesti ar greitąją čia O palauk, jau... o kas su tavo sparnais šį kartą? Nu, kaip ir dažniausiai. Skyrybas. Gerai, meluoju. Mane mėtė dar vieną merginą. Koks tavo vardas, vagie? Ženička. Ženička. Paskaityk ką nors. Ženička iš savo knygos. Smalsu? Čia šitas trumpiausias, bet žostkai patinka. Aš bėgu, bet traukinys vėl važiuoja pro šalį. Kaip sustabdyti jį, karalių, neatsigulus ant bėgių? Gražu. Na, taip gal per dramatiška.
sakyčiau. O gerai, o tai kodėl jos tave meta? O pats kaip galvoji? O kodėl tu nori gražinti šitą? Sakai, kad negražinai daug. Nu, blin, nu, tai aš turiu ten Jeseniną, Puškiną porą, Badlerą, jusgi, žinai, leidžia, tai, žinai, dings vieną, pakeičia naujomis ramiai 1-2, o va šitos neleidžia, jos niekur nėra. O jeigu kam irgi reiks, kam, kaip man, nu, ateis į biblioteko, ten, nu. Segmentuoto padarumo personažas jūs, Ženička. Tik, kaip tu jas randi? Facebook'į, Tinderį. Nu, tai ką, aš rašau gerai, poezijas daug skaitau, tai parašyt moku aš jums. Tai pats matymą ateina. Vieną. Nu, būna 2. Man daug nereikia, aš, tai, kad įsimylėčiau, aš toks, jautrus. O tai, ko tu vis lendėjai į kilpą? Ženička, klausyk, duok man tą savo knygą. Ne. Duok, pasakiau, taigi čia švietimo aparatas kampe stovi, nukopijuosiu. Nereikia žudytis dėl poros puslapių. Pasisaugotum tu, Ženička. Jei meta dažnai, gal pailsėk nuo savo Tinderio. Kakoj tam pasisaugotum, ponė? Tas vaizdas toks šiltas, kai sėdi mergina priešais ir spindi. Toks judesys lengvas. Ir kai banda valgyt gražiai nupasaka. Nu, aš tokios keistos dienos dar neturėjau. Aha, žinok, mano darbė irgi ne kasdien tokie atvejai. Bet, žinok, tas sielos pleistrų vagis visai mielas, ką? Aš tave suprantu. Aš va pati išsiskyriau. Šiandien. Su kuo? Su šiknium. Ką aš galiu pasakyti? Šios karšlygės likimų nevadink geriau. Ryšys tavasis plūduriantis paviršių. Per klaidą aš tave susitikau. Nusišypsosiu tau ir nusisukęs nebegrįšiu. Namų gamybos Puškino vertimas čia. Tu man patinki, Ženička. Eina savo. Žinai, šviesk iš karto 2 kopijas, nes čia 2 sudužusios širdis. Žinai, tu čia kaip pas save šeimininkauji? Na, nes aš ir esu pas save. Aš čia kaip ir dirbu. Tu čia dirbi? Nu taip, aš išdidi bibliotekininkė. Taip ir tatuiruota, taip ir su auskarais veide. Ir žinok, manęs priimti į darbą tau tikrai nereikės. Gerai, o tai kas ta ji? Ta moteris mėgojusi ant stalo. Žinok, neįsivaizduoju. Tai einam, paklausim. Man kažkaip karšta daras. Tu paklaus gerai. Kaip gera. Štai, imk, Ženička. Ir grąžink kitas knygas rytoj. Ne, negražinsiu. Ai, nesiginsiu šiandien jų. Teisingai. Bibliotekininkė. Nepyksi už triukšmą? Kažkaip pagalvojau, kad visiems dabar gerai būtų. Ir su tavim irgi nesiginčysiu. Teisingai. Op. Ką tu čia darai? Šoku, visa paslaptys, kai klubai klasiškai juda. Opa. Drąsu. Oho. Šokti dieną bibliotekai vienam. Žiūrėkit, kai šoku nemikčiau. Oi, blemba. Kažkaip visai pamiršau ir į darbą paskambint, kad negalėsiu ateiti. Tai dabar paskambink. Ai, ką aš jam pasakysiu, kad užstrigau bibliotekoje, nes kažkas padegė banką ir dabar žiūriu į šokantį bibliotekos knygų vagį. Padėvėtų knygų. Op. Žiūrėkit, knygos į seniausius egzempliorius. O tu kodėl nepasakai, kad čia nedirbi? Nes tu neklausiai. Tiesiog užsipuoliai. Bet stebėti buvo linksma. Ponia, ponia, skambykit gaisriniai, apsaugai, policija, jai. Linksma? Man nebuvo linksma, nors, žinai, jeigu ir tau šiandien santykių krizė, tai mano diena netokia smūta. Ką jūs pasakėt savo vedusiam draugui per skyrybas? Kas čia per klausimas? Ne, įdomu. Nu, ką čia pasakysi? Aš atėjau į ofisą ir pasakiau, kad pavargau nuo neetatinės meilės. Kokia išraiškinga formuluotė? Ačiū. Jis ką? Ką? Pasiūlė man padėti susitvarkyti paskolą butui. Kaip išsiskirimo dovaną. Kodėl? Nes jis yra banko poskyrio vadovas. Ir va taip supranta dėkingumą mylėjusiam jį žmogui.
geresnį palūkanų procentuką išmušti už tai, kad tiek metų man sušiko. Ir ką tada tu? Kai jis pasiūlė tokią dovaną, aš išėjau trumpam ir atėjau į jo banką su savo dovana. Labadiena dar kartą. Apieškom visą pastatą. Atrodo, kad paspruko. Jūs sakėt, kad jūs čia tryse. Taip, vieną tarp lentynų radom vėliau. Čia žinokit nuolat, tai prieš uždarimą viską apvaikštom, nes ne kartą taip jau buvo. Pasirodo, liudininkas matė moterį. Čia tiek darbo, kad teroristinio išpolio niekaip į dienotvarkę neįbrukčiau. O pas mus čia, kaip matote, tik 2 lankytojai ir abu vyrai. Na, daugiau ar mažiau. Nu, tai jie tai taip, o... Prašau, pareigūne, jei jau nieko neradote, tai bent jau knygą išsirinkite, kad nebūtų laiko gaišimas. Dalia, va, imk albumus. Čiurlionis, Sartas ir Renoiras. Šitos į knygomatą, gerai? Gerai. Prieš grįždama patikrink, ar naujų užklausų netėjo ir greitai atgal. Jokių kavų pirmam aukšte, aišku? Aišku. Na, jei aišku, tai jau eik. Su Sartu atsargiau, čia juk vienintelis egzempliorius. Bet šitą aš... Pareigūne, širdelė, jūs mus apsaugojot, išgelbėjot ir pasirūpinot. Mes, žinokit, jums esam dėkingos, bet gal jau eikit pasirūpinkit dar ko nors. Ir taip sudeginom kiek laiko, jau viskas. Na, taip, viskas, geros dienos. Iki. Tai buvo labai nepratinga. Tai ką, dabar pakviesi policininką atgal? Tikrai ne. Nu, gerai, su jumis nebuvo liūdna, bet gal aš jau eisiu. Lik sveikas, saugok save. Ate, Žanička, nesaugok savęs. Jo, gerai. Oi, einam, rasim tau ko nors tavo prezentacijai. Čia ne tik projekto medžiagai, man ir pačiam Renoiras patinka. Gal ne sausasis periodas. Tai kad visiems patinka Renoiras. Taip išeina, kad aš kaip visi. Taip išeina, kad dailininkas su savo prezentacija privertė tave ne internetą nusipirkti, o patikėti tuo, kad grožio, į kurį žiūri atspindys viduje, yra tikras ir yra tikrojo tavęs dalis. Todėl jis ir yra mūsų miesto bibliotekoje. Todėl bibliotekoje esu aš, na. Knygos yra nuobodu iki to momento, kol jas atsiverti. Tai neateisi pas mus dirbti. O tu siūlai darbą? Kodėl ne? Uždirbsi tikrai daugiau. Ačiū, ne. Tai gal sutiksi rytoj išgerti kavos su reklamščiku? Nežinok, rytoj visą vakarą užimta. Ai, nu gerai, aišku. Šiandien galiu. Ai, bet tu negali. Prezentaciją ruoši. Artūras Voiničius. Tie iš bibliotekos. Režisierius Augustas Gornatkevičius. Kompozitorius ir garso režisierius Jokūbas Stulaba. Skaitė Julija Korpačiova, Aldona Vilutytė, Petras Šimonis, Augustas Gornatkevičius. Radijo spektaklis parengtas įgyvendinant projektą Iškoduoti freską – radijo pjesių kūrimo hakatonas. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.